Labadiena, čia tinklalaidė Įkvėpti judėti mokykloje. Čia mes su geriausiais Lietuvos sportininkais nusikeliame į mokyklos laikus ir prisimename fizinio ugdymo pamokas. Ir taip skatiname prisijungti prie Švietimo mokslo ir sporto ministerijos kartu su Nacionalinė sporto agentūra inicijuoto projekto Įkvėpti judėti mokykloje, kurios tikslas tiesiog paįvairinti fizinio ugdymo pamokas, pasikeičiant geriausius šalies sportininkus, trenerius, skatinant moksleivius apsilankyti įvairiose varžybose. Šiandien mūsų studijoje svečiuojasi vienintelį nepriklausomos Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo medalį olimpinį Rio de Žaneire iškovojusiais Aurimu Lanku ir Edvinu Ramanausku. Sveiki. Sveiki. Labadiena. Nusikelkime tuos kelius dešimtmečius atgal ir prisiminkime, kokiosgi jūsų buvo pamokos, fizinio ugdymo pamokos mokykloje. Tai galiu aš pasakyti, kad iki 10 klasės mes lankydavom fizinio pamokas, paskui labai daug sportavom, tai tiesiog jau nebebuvo laiko, nes sportuodavom ir prieš mokyklą, ir po mokyklos, tai fizinio lavinimo mokytoja ar direktorė buvo atleidusi mus nuo fizinių pamokų, tačiau iki tol tai tikrai buvo pati mėgstamiausia pamoka, žaisdavom krepšinį, bet smagiausias man asmeniškai žaidimas buvo kvadratas. Kiek atsimenu, daugiausia emocijų, daugiausia juoko ir man mokykla ir fizinio lavinimo pamokos asocijuojasi su kvadratu. Aurimai, tau. Man turbūt nėra tokios asociacijos, nes, kažkaip labai neatsimenu, kad jos man taip įspūdį didelį būtų palikusios, nes kartais turbūt kaip mokytojai tingėdavo, krepšinio kamuolys, prašau, ir tai kažkaip nelaikydavau, kad yra fizinio lavinimo pamoka. Labiausiai turbūt patikdavo, kai būdavo atsiskaitimai, nes, kadangi jau buvau sportuojantis, pakankamai neblogos fizinės formos, kai reikėdavo padaryti prisitraukimus, prabėgti, kamuoliuką numest, tai man tikrai neblogai sekėsi palyginus su kitais klasės draugais, kurie nesportuodavo profesionaliai. Tai man galbūt tie atsiskaitimai labiau patikdavo, o tos tokios paprastos pamokos, kai duodavo kamuolį reikia žaisti futbolą arba reikia žaisti krepšinį, tai nežinau, krepšinį galima ir kieme pažaisti, tiek pat tiek futbolą, su kiemo draugai žaisdavom, tai man tie tokie labiau atsiskaitimo forma, kai būdavo, tai tos pamokos labiau yra įstrigusios. Edvinai, kvadratas, tai tu jau sportavai, tai ir buvai jau stiprus, tai nebijodavo klasės draugai kartu, ne kartu, bet priešininkų komandoje būtų. Klasės draugai gal ne, bet klasės draugės gal ir bijodavo smūgio. Tai dar prisiminiau, kad kas patikdavo, tai varžymasis atstovaujant savo mokyklą, tai bėgimo varžybose miesto, tai krepšinio, futbolo ar to pačio kvadrato. Tai visą laiką norėjusi gerai pasirodyti už mokyklą, už savo komandą. Tai, tas, prisimenu, tikrai labai patikdavo nuvykti į kitą mokyklą, ten jau atrodydavo kažkas tokio tos varžybos. Jau žaidžia dėl, nežinau, labai didelio prizo. Dėl garbės, taip. Aurimai, tu užsiminėjai apie tai, kad sporto šakų įvairovė tikrai buvo kukli, bent jau tavo mokykloje, tai turbūt mes neslėpkime, mūsų laikais pas visus to trūkdavo. Taip, ir turbūt, gal fizinio lavinimo mokytojų požiūris toks buvo, jis galbūt toks, jų auklėjimas, sovietinis, ar ne, ar dar gink dieve nesau, kad jie blogi specialistai, ar ne, bet, kadangi ir vaikų tas susidomėjimas, turbūt kiekvienas lankydavo savo sporto būrelį ir fizinį lavinimą ateidavo, tiesiog kažkaip praleisti laiką su draugais, su klasiokais, tai gal toks ir požiūris, jeigu jūs kažkur daugumą sportuojat, tai imkit, pažaiskit, kažkokią galbūt bendrystę klasės. Tai, nežinau, man atrodo, kad dabar turėtų būti ir yra pasikeitęs tas būtent fizinio požiūris į fizinį aktyvumą, apskritai, daugiau požiūris, nes, jaunimo dabar labiau jie į telefonus įlindę, įkritę ir juos priversti turbūt reikia kažką sugalvoti tokio ypatingo, neužtenka turbūt paduoti kamuolį ir tikėtis, kad jie kažką gero nuveiks. Patys turėjote tokią galimybę, nežinau, tas pačias žiemos sporto šakas išbandyti per fizinio ugdymo pamokas? Atsimenu, buvo, bent jau atsimenu, mokytoja, nes tikrai mokykla turėjo ir slidžių, ir
Ir Jūs aišku, mokėtės ne vienoje mokykloje? Ne. Ai, Šiauliuose galvoju, kad Šiauliuose viena mokykla, taip. Tai atsimenu, bandė, buvo lūžių ne vienom slidėm, atsimenu ir lasdom, bet, na, ir žiemos, aišku, buvo visai kitokios, va, kaip dabar turime, kad, na, net to sniego ryte turim, vakare nebeturim, tai tikriausiai ir galimybės buvo kitokios. Tai patirtis, Edvino, matau, kiek... Tai didesnė, nes pas mus mokykloje tikrai nebuvo nei slidžių, nei pačiūžų, tai ką iš žiemos pavyko išbandyti, tai būtent per irklavimą, nes na, mūsų sporto bazė turėjo tiek slidžių, tiek pačiūžų, tai va, po mūsų pagrindinių treniruočių dar pabandydavom kažkiek pračiuošti arba praslysti. Taip. Patys abudu dabar turite vaikus, su kokiais įspūdžiais jie dabar grįžta iš fizinio ugdymo pamokų? Ar tikrai ta situacija pasikeitusi? Tai turbūt, va, mano sūnus labai daug apie kvadratą šneka, kaip Edvinas. Tai tas dar likęs? Jo, tas likęs, nes vyksta ir tarpmiestinės, tarp mokyklinės varžybas, tai labai daug, arba, na, būna ir testai, kai reikia prabėgti ir kažką padaryti, tai tokie tie įspūdžiai, kad, na, pritraukia būtent per žaidimą, bet mano dar ketvirtokas, kol kas tai su jais turbūt negalima labai didelių fintų iškrėsti. Kaip su taviškiais? Tai taipogi, tikriausiai, kaip man vienos mėgstamiausių pamokų yra fizinio lavinimo. Vyresnysis sūnus ir atstovavo ne kartą mokyklą ir tinklinio varžybose, ir bėgimo varžybose, tai jam tikrai neblogai sekasi, o jaunėlis, tai taipogi dabar yra programos, jos mokino ir plaukti, tai iš mokyklos veždavo į baseinus, plaukioti, veža į lengvosios atletikos maniežą daryti fizinio lavinimo treniruotės. Tai tikrai, na, yra įvairios, įdomios ir tikrai kitokios, negu mes turėjom. Tai jie yra tikrai patenkinti. Vėlgi, mūsų projektas Įkvėpti judėti mokykloje kviečia ir sportininkus, motyvuoti moksleivius sportuoti ir treneriai į įvairias sporto šakas, supažindina su jomis. Ar būtų galima baidarių kanojų irklavimą pritaikyti šiam projektui ir kaip tada galėtų, nežinau, fizinio ugdymo pamokose, nes sunku įsivaizduoti, ką galbūt būtų galima pritaikyti iš jūsų treniruočių ir kažkaip supažindinti moksleivius su šia sporto šaka? Tai galima, bet turbūt nelabai sutampa laikotarpiai. Kai jau šilta ir visi norėtų pabandyti, tai jau yra pasibaigę mokslo metai. Kol dar vėsu, gegužė, kova, balandį kartais net būna ledas, tai nebent ant mūsų žiemos treniruoklių, kur mes sportuojam tada, kada yra ledas arba neturim galimybę apskritai išeiti ant vandens, tai nebent taip kažkaip priartinti, bet tai nesuteiks tos tokios romantikos, kaip mes vadinam, kurią patiria vandenį. Kurią patiria vandenį, arba labai anksti rudenį, kol dar šiltos dienos, tada nebent būtų galima įtraukti. Tai aš labai tikiuosi, kad pavyks kažkaip prisijungti prie mūsų šio projekto. Visus kviečiu daugiau informacijos apie projektą Įkvėpti judėti mokykloje, ieškoti Nacionalinės sporto agentūros interneto svetainėje. O mes čia bandysime įkvėpti su mūsų geriausiais šalies sportininkais, judėti, būti fiziškai aktyviais ir susipažinti su naujomis sporto šakomis. Ačiū ir iki kitų kartų.